Ką, sveiki gyvi mano bičiuliai, draugai, tie, kurie seka, tie, kurie žiūri ir aišku, oponentai, kuriems paskutinės dienos, tokia sakyčiau, agonijos dienos yra. Tai ką, mėlyje mano, aš kaip tik stoju prie Igničio pastato, kur iš tikrųjų, sakyčiau, tai yra, nežinau, paskutinių 5 metų, 6 metų afera, arba, kitaip sakant, tai yra nusikaltimas prieš valstybę, kada buvusi valdžia, buvę politikai, norėdami greitos ir tokios, sakyčiau, pagreitintos netgi naudos, sugebėjo parduoti 25% Igničio akcijų. Ko gero visi puikiai žinome, kad vien praėjusiu metu Igničio akcijų grąža yra, jeigu mes pažiūrėsime, 16, 17, netgi 18%. Ir jeigu jau pastebėjote vakar visiems ekonomistams, bankininkams, aišku, aš jau nebekalbu apie Šimonytę, kur ten žmogus, ko gero, net nesusipratimas yra ne tik politikoje, ekonomikoje, bet aplamai gyvenime, jau pradėjo aiškinti, kad čia valstybė ką čia daro, kaip jinai čia drįsta, iš kur jinai paims pinigų ir panašiai. Ne, mėlyjei, priešingai, mes tada gavom kapeikas už Igničio akcijas ir aš tikrai labai gerai prisimenu tos politikus, kurie viską darė, kad Ignitis aplamai būtų privatizuotas, sunaikintas, kaip pasakau, atiduotas į privačias rankas. Mes tada gavom 450 milijonų ir, kai sakė, čia labai reikia Igničiui investicijų, pinigų ir panašiai, nors realiai galėjom tos pinigus gauti kitaip. O dabar mes tikrai, manau, kad priejo ta diena, ta valanda, kada šita valdančioji dauguma gali pradėti išpirkti akcijas, nes, dar kartą pakartosiu, investicinė grąža dabar jau šiandien dienai 16-18%